manau, kad keli aspektai komunikacija, kad pacientas bendrauja tiek su gydytojais, tiek turi vadybininką ar atvejo konsultantą, kas viską pagreitina. Galima ir telefonu susisiekti, ir su pacientais susisiekia, kaip jiems sekasi. Ir viskas po vieną stogų, kaip sakau, vienoje klinikoje ateini pas vieną specialistą, jeigu reikia tą pačią dieną būna kitas gydytojas pasitart galima, tai viskas patogiai vienoje vietoje. Ir dėl to, manau, daugiau labai visi bijo tokios, kai stigma yra kažkokia čia implantacija, tai jau čia baisu ir peržiūrėkma, sako, geriau nieko nedarysi, bet dažniausiai tokie žmonės pasibando po vieną ir supranta, kad čia tas vienas implantas ar keli nėra taip baisu, kaip čia kaitė tikėjosi ir panašiai. Tai dėl to, kad nėra tai labai baisi procedūra, kaip čia įsivaizduoja, kad savaitę paskui kelias nemiegos, čia viskas bus blogai, tai dėl to ir pasirenka, pamato, kad nėra baisu, pasitikė gydytojais ir kartos.